Gaminame Wellingtono kepsnį. Nuo mėsos pašalinkite visas plėves. Mėsą įtrinkite druska, pipirais ir aliejumi. Gerai įkaitinkite keptuvę su trupučiu aliejaus. Berkite į jį pasmulkintus rozmarinus ir čiobrelius. Tada į keptuvę dėkite kepti mėsą. Kepkite iš visų pusių, nuolat vartydami apie 5 minutes. Apkeptą mėsą patepkite garstyčiomis. Susmulkinkite petražolius, grybus ir svogūnus ir apkepkite juos svieste. Atvėsinkite. Ant stalo paklokite maistinę plėvelę, ant plėvelės klokite kumpio griežinėlius. Ant kumpio tolygiai paskirstykite kepintus grybus su svogūnais, ant jų uždėkite jautieną ir viską susukite į maistinę plėvelę. Plėvelės galus gerai užspauskite ir padėkite įvyniotą kepsnį 1 valandai į šaldytuvą. Praėjus 1 valandai kepsnį išimkite iš plėvelės. Ant miltais pabarstyto stalo išklokite sluoksniuotą bemėlę tešlą, dėkite ant jos jautienos kepsnį ir susukite. Tešlos galus užlenkite, tešlos kraštą prispauskite ir užklijuokite kiaušinio tryniu. Tada kiaušinio tryniu ištepkite visą tešlą. Keliose vietose tešlą įpjaukite skersai ir dėkite kepti į 180 laipsnių karščio orkaitę. Geriausias Wellingtono kepsnys dar ne visai iškepęs. Skanaus.